Skrusdėlė gali panešti krovinį keleriopai viršijantį jo svorį. Žmogus irgi sugeba tai padaryti, bet per kelis kartus ir baisiai keikdamas. Jo, viskas veikia. Aha. Ruduo, lietaus lašeliai gražiai bėga per stiklą. Vėjelis lengvai kilnoja rudeninius gelstančius lapus. Namuose kūrenasi židinys. Ir taip, tokiu oru šiltose namuose gera susisukti į antklodę. Ir toliau balsas. Klausyk, Kęstai, man atrodo, kad tu kažkaip netaip prašai pasiaiškinimą, kodėl vėluoji į darbą. Geras. Prozininko būta. Ruduo. Taškas. Pasiaiškinimas. Super. Trumpas. Buratinas neatlaikė sunkaus gyvenimo. Jis paėmė grąžtą ir nusigręžė. Sužinoja, kad Tarptautinis olimpinis komitetas vis dėlto neįtraukė pokerio į olimpinių sporto šakų sąrašą. Pokerio žaidėjai labai susinervino, labai supyko, bet to niekam neparodė. Poker face, kaip padainuoja, ne? Geras šitas. Einam toliau. Čia kalbėjau apie BMW, tai ką reiškia tos raidės Bayerische Motorenwerke. Pasirodo, yra kitas paaiškinimas, lietuviškas. Baisia Mondras Volkswagenas. Jo, kai sako, kai ten tipo mečiau gerti ir žiūriu, kad draugų nebeturiu, ar ne? Tai va čia žmogus sako, žinok, mečiau tą žolytę parūkyti, sako, žinokit, su manim net katinas nebesišneka. Ok, einam. Koks skirtumas tarp fėjos ir raganos? Atsakymas, metai vedybinio gyvenimo. Dar vienas, pasirodo, kalbant apie Škotijos atsiskyrimą, žinom, bus referendumas ir visa kita, kyla labai daug kalbų, Britai nenori, Škotai nori ir visa kita. Esmė yra tokia, kad pasirodo Londone gyvenantis lietuvių skustagalviai džiaugiasi, kad vis dėlto Škotai atsiskirs, nes jie galvoja, kad vyrai su kelnėm ir vyrai su sijonais neturi gyventi vienoje valstybėje. Geras. Ką tu su sijonu? Tu čia dabar. Languotų. Aš turiu vieną paskutinį tokį žudantį, kaip sako. Tai nežinau, gal. Aš turiu labai subtilų skirtą moterims, labai toks, fainulka. Sako, atsibundu vyras, atsibundu ryte, Jėzus Marija, šalia lovo žmona mano stovi, sako, reiškia, su ežiu rankose, glosto, žiūri tą, reiškia, tą ežį laiko ir sako man, sako, klausyk, pauostyk tą ežį, kaip jis skaniai kvepia. Sako, Dieve, tu mano 6 valandą ryto. Bet sako, aš niekaip nesuprasiu besilaukiančių moterų. Eiktų savo. Kvapai, tivojo. Žys kaip skaniai kvepia. Absurdas, bet žiauriai subtilus. Geras. Ačiū. Tai trinktel. Dar vieną, trinktel. Pasiruošk iškart gabalą. Aš pasiruošęs bėgti esu. Algirdas atsiuntė jį. Patraukit vaikus nuo aparato. Aha. Duobė Kauno gatvėje tapo atsitiktinio grupinio sekso maršrutinėme taksi priežastimi.